ir noriu filmuot. Ir nes labai nevykęs epizodas būtų gavęsis epizodas, kaip aš visą laiką darau šitą fermą. Nežinau, neblogai. Epizodą. Bet aš dar buvau ir nuėjęs pasikasinėti ir čia labai gerai, kad sušlampa. Galiu įdėti bulvę. Gerai, čia bulvės, morkos ir dar grūdai augs, nes man grūdų labiausiai, manau, reikia, nes dar villageriai plus ir dar karvių iš kadro atsivedžiau, dar gavau 10 obsidianų, dar Zenius ir Polo vis servetas gerai. Ir aš dabar galiu, manau, pasistatyti portalą, eiti į Netherį ir pabandyti nueiti į tą Ibaną Netherį. Jūs galvoja, kodėl tu, Martynai, turi antrą setą ironinį ir tu jo nenaudoji? Taip, nes aš bandžiau tą visą setą ironinį padaryti ir ne toj biškį vietoj padėjau obsidianą. Ir dabar tiesiog tai padarysiu. Taip va. Opa. Man šitų karvių reikės dėl vieno dalyko. Aš radau iš kadro visai neblogai deimantų, kaip čia matau. Tik 3 juos. Ir apsimeskit, kad aš turiu tik 3 deimantus. Jūs pasižiūrėkite į mano achievementą. Aš turiu net šitą achievementą. Net enchanter, nes aš užsienčantinau visiškai viską. Bet antrą setą tai aš pasidariau, nežinau dėl ko, aš norėjau duoti zombiui. Bet atsiminiau, kad kaimelis ir mirs zombis. Tai aš šitą setą nusimsiu. Ir įsidėsiu čia. Ir tiesiog įsidėsiu tą neenchantintą setą. Koks? Šaras? Šaras? Jo. Tai kas nežino? Yra vienas iš... Kodėl? Parodo, kad vienas iš 2 mega playerių, neįsivaizduoju. Visi gal... Jis mano achievementą pavogė, jisai į Deper nuėjo, jisai į Netherį. Ir pasakyk, kad jisai numirs, aš maldauju, kad jisai numirtų, nes jisai yra antilopas, aš norėjau tą patį padaryti, eiti į Netherį, bet jisai pavogė achievementą iš manęs, pirmumo teisės pavogė, jeigu nebūčiau ėjęs miegot. Ką tai? Iron? Ačiū 2 Iron golemai. Matau, man vieną iš jų iškirsti reikės. Kamerą laikykis, aš jau nežinau, prieš tą video nežinau, kad aš paskutinį kartą žaidžiau hardcore, aš tiesiog, nes man ant YouTube, man vienas tas Martas draugas sakė, kad Vardienas jisai lupa visas gyvybės, tu jo neišimsi, sakau, ne, išimsiu aš tą Vardieną kai vaiką, tu dar nežinai, ką sugebu ant to hardcore, ten pradėjom tiesiog ginčytis ir dabar Matai, ačiū už tokį patarimą, kad prieš Vardieną daugiau nešauksiu aš, nes jeigu ne Matas nebūtų buvęs šito kanalo, tai padėkokit Matui, kad yra šitas kanalas. Ir aš nedaryju. Jeigu ne Zenius, aš būčiau nepradėjęs filmuoti, nes aš atsispaminau labai šrūdinoj vietoj, nebent čia yra prie pat jų. Gal aš ne šitą video apžiūrinėsiu tuos portalus, nebent čia labai daug, aš galėsiu enderpearlų labai daug gauti, nes čia endermenų miestas ir kiek žinau, tai kad šitam biome mažiausiai kažkas panašaus procentų yra vos į lavą neįkrito būtų. Kaip būtų hardcore pabaiga, nors čia ne hardcore. Aš nenorėjau hardcore pasidaryti. Šiandien aš filmausiu Zenium hardcore, bet jo visiškai kitoks ir stebėjimas dabar. Nežinau, kodėl aš jį Zenium vadinu, bet koks skirtumas. Tai aš atsėsiu šitą visą daržą. Dar biškį. Gerai, nemanau, kad anas bus šlapės, bet tikiuosi, kad jeigu aš tada žinau, šlapės gerai, nice. Tada aš čia tiesiog grūdus pasodysiu.
Jeigu šitas nesušlaps, jeigu šitas blokas nesušlaps, tiesiog galiu atsodyti naują. Ir man atrodo, aš su bombylu va taip va, bum, padarysiu taip va, bum, taip va, bum, va taip va. Ir sušlapo tas, let's go. Jisai išėjo žaidimą, nežinau dėl ko, nebent mirs kažkaip, labai blogai kažkaip. Miršta. Ir aš ką tik debiliškai padariau. Aš ką tik savo fermą visą sugadinau. Oh my god. Ir dar... Nikus skirtumas. Ir aš visą savo fermą sugadinau tiek va šitų va šūdų. Čia gal aš bulvės tam. Tas gerai, kad morkos nenuplaukė mano. Tų tai manau bus svarbiausia ateityje. Aš noriu pasilikti 21 bulvę. Ir va. Ir tada galiu va taip va padaryti, va taip va. Ir tiesiog bum, viskas. Aš galiu išnaudoti savo geležinį hau, kad aš viską čia padaryčiau, bet ten, kas nežinot, yra vanduo tuose slepuose. Tikrai aš nenusiu. Bet aš manau, gal kitą epizodą, šitų armorų aš nesulaužysiu, nes aš manau, kad kitą epizodą jau būsiu įsiaiškinęs, kaip įkalinti, kaip duoti zombiui po perkūną. Jis tiesiog paprastam zombiui, kaip duoti šarvas, gal būsiu įsiaiškinęs. Čia tik gal ir ne, nežinau. Turiu, va taip va. Manau, man dar reikės daugiau sėklų. Tai žinau, ką aš darysiu. Kur tie kviečiai, atsiprašau, ne kviečiai. Paimsiu tai bum, viskas, turiu dar plus papildomai 4 sėklas. Nu, kad aš big brain. Žinau, kad aš big brainas, bet nelabai ir big brainas. Oh my god, aš toks stupid. Ir viskas. Ir mano full laukas yra užsėtas. Tai dabar ką aš galiu padaryti, aš manau, tik bulvės galiu taip daryti, nes bulvės visiškai yra Minecraft'o skanios. Ir dabar aš tų bulvės nunešiu, įdėsiu kepti ir tada dar tiksliai, da čia yra daržas, aš šitą visą daržą išnešiu. Čia kas bus, tas bus plotmė. Daug villagerių visą savo daržą. Aš nežinau daug ko, bet aš blokų net nelabai noriu, man geriau bulvės, morkos, Ice Bucket Challenge. Tai Zenius gavo obsidianus, Zenius yra maladėts. Ir dar aš padariau va taip, nes buvo 3 kartus, kokius aš rinkau tos ir va taip buvo, kad aš nekritau arba bulvės nutys, tai aš tiesiog uždengsiu, man atrodo, tą skylę dabar, bet aš tik vieną bloką turiu. Okay. Ir ten pusė nuvyko, bet koks skirtumas. Argi man yra skirtumas, čia kaimelis, čia mano kaimelis. Anksčiau ir vėliau jie vis tiek bus nužudyti. Villageriai, nes suras mane Benas. Atsiprašau. Zenius. O, Zeniau! Kur tu buvai dingęs čia tu? Aš galiu dabar komposterius visus išgriauti, manau. Kad jie tik negalėtų dirbti šito darbo ir aš tada juos įkalinsiu į namą, jeigu aš... Gerai, turiu dar 7 pusblokius, tas labai gerai. Tai man reikės labai, kad jie duotų golden carrots ir kad vienas iš jų ateitų čia. Tik vienas, nes man dviejų vienoje vietoje nereikia. Vienas iš... Aš šito tai neapgalvojau, Čia šitas villageris. Bra. Tas villageris. Aš turėsiu pavadukų ir labų. Tu man labai palaikys. Jisai duoda mėlyną spalvą, bet man nereikia skydų mėlynos spalvos, nes kas gali mėgti mėlyną spalvą, aš negaliu.
aš kaip supratau, kad jie gavo karštuolis. Ok, aš noriu sakyti, kaip mane žudo tą lamą, prakeikti tą lamą. Bet atsimenu, kad aš ją trenkiau. Ir manau, man reikės po vieną iš mano namo išleisti. Ir ką čia villageris daro, neįsivaizduoju. Manau, man reikės po vieną iš villagerio išleisti. Ir kuo toliau, tuo aš labiau, matau, stengsiuos, kuo gražiau pasistengti buildint. Ir tu gali tiesiog išeiti, tavo gyvenimas nėra jau sugadintas, o tiesiog gali išeiti iš gyvūnų, bet tu to nenori, supratau. Išeik, aš tau duodu laisvą gyvenimą. Tu dar spjaudytis drįsti, tu dar... Gerai, taika, pažadu, taika, viskas taika, pažadu, labai aš jūs myliu, taika. Jie tik mažai gyvybių šitą lamą. Tai ate, jinai dar plius odos labai daug duoda. Kiek šitą gyvybių? Visos, pala, aš noriu pažiūrėti, kiek mano kartais daro damage. Jeigu aš tiesiog dedu, bet critical kiek daro damage 0, ar jinai atsihealing gali. Gerai, dabar gali critical dėjo. Iš 3 šotų šią išėjau. Aš manau, kad aš pasidarysiu dar vieną namą, tai ten bus villagerio namas, nebent čia įėjo villageris, neįėjo. Ir... Gyvenk, maldauju. Bum. Eik dirbt, maldauju. Tu kiaulė. Ne, atsiprašau. Tarkim, labai gerai aš padariau, tarkim. Nieko nesufilinu. Tarkim. Kur tu eini? Man labai įdomu. Kur jisai eina. Jeigu man vienas, aš nežinau kaip padaryti villagerį, nes aš žinau, kad yra mano tos aš dabar negaliu, nes villageris eina į tą namą, kur aš padėjau tą kompostą. Tai dabar viskas komposteris padėtas. Tol, kol šitas servas egzistuos, manau čia. Ir jisai javų, let's go, jisai nori javų arba morkų, nes man taip reikia, kad jie traidytų man javus ir tada javų tai aš daugiausiai turėsiu. Per tave aš tenkiau villagerių. Praeitų mirką. Aš netyčia trenkiau! Kas per šūk, dabar aš jį nuždyti turėsiu. Ok, jie visi matė, kaip aš prasileidau prakeikto Iron Golemo. Šiaip kodėl aš prieš jį kovojau, neklauskit, aš sakau šitų šarvinus nesulaužysiu, bet jau beveik sulūžo. Gerai, gal aš pagaminsiu, nes mano zombis, jisai vertas labai daug. Ir dar aš neparodžiau jums, aš sakiau, kad aš turiu labai daug deimantų turėjau. Taip ir buvo visai tiesa, pasakysiu. Ir dabar aš galiu 3-5 morkas įdėti kept. Kokias morkas? Aš turiu 7, gal man ir išeis visai, aš turiu cukranindrių, turiu čia cukranindrių. Tai aš manau, aš įsidėsiu viską, ką man reikia. Gal jie norės atmėgot. Kai matėte, aš turiu batukus ir man atrodo, man reikės pradėti nuo šito villagerio. Ir jis yra prie pat mano šiknos. Bet, tarkim, ar jie abudu nederį? Ar jie abudu į nederį išėjo? Arba Zenius įsimiegojo, nežinau. Ok, Zenius pasirodo irgi į nederį nuėjo. Aš nežinau. Jeigu man paeina jų portalo 3 nederį, tada aš irgi einu į nederį. Jeigu man tik jų portalo eina 3, nes aš visai norėčiau juos pakankinti, žinai. Opa. Bum, viskas. Bum. Slaudum. Aš manau, kad aš čia tokį tvenkinėlį pasidarysiu mažiuką, infinu vandens šaltinį, paskui aš jį padidinsiu po kelių epizodų. Čia vandens nebėra, eik tu.
Aš grybas, aš tai pripažįstu, nes aš tikrai grybas, va, taip va. Nes aš noriu... Ai, tiesiog man reikia tokių... Okay, very nice, very nice, very fucking very nice. Aš šitų brokų niekur nenaudoju. Dar ir juos visai galėtų treidinti, nes aš tada, aš turiu jų 15, aš galiu jų auginti, nes jeigu man juos treidintų, aš daugiau emeraldų gaučiau. Ir manau, man reikės atsinešti bombylą ir išnešti visus tuos grūdus savo, kokius aš esu pasisėjęs. Tai šiaip brokų neapsimoka sodintis, nes jie labai mažai ir tai duoda, bet iš jų galima pasidaryti avoro akį, bet aš nemanau, kad man jos reikia. 3, 4, 3 dar liko, va taip va, ir bum, viskas. Dabar aš laisvai galėčiau dabar nueiti iki nederio trumpam. Nežinau, ką aš tame nederį veiksiu, bet tikėkimės nenumirsiu nuo kokius lavos, nes būtų labai blogai, aš 4 lygio. Aš manau, kad man reikės 35 lygio, aš čia ateisiu. Ir aš matau kvarco, kurio aš tikrai nemaininsiu. Aš prasileidau nuo Iron Golemo. Aš miriau, tie mano žvengti pradėjo, kaip aš... Manau, aš dabar galėčiau kelis endermenus užsimušt. Ir kitą kartą net tiek daug reikėtų. Kiek jis dylina? Gerai, jis labai mažai dylina. Tai ką tu nori, piškius yra, tai ką jisai dylins. Ateis toks, na, labai daug dylina. Pat esu su antrą kartą. Gerai, gal ir nenoriu išpiširautis. Aš vos nesusispaudinau. Kodėl čia dega? Na, kada nederį gali degti? Vat. Kokiam kažin jie bajame? O jeigu jie tam pačiam bajome? Gerai, kaip reikia, tai nėra nei vieno fucking endermeno. Aš miriau, aš nenoriu paklysti toli, nes paskui aš dar tikrai numirsiu. Bet kai mum reikės... Oi, palauk endermenė, palauk, kur ta mano skylė va čia va. O dabar endermenė ateina čia, Aš gausiu ender perlą. O, ne, prašau, ne. Tipilai. Jūs juokaujat. Ne. Prasileido nuo endermeno mano 4 lygis. Oh my god. Oh my god. Marti, pažiūrėk, kas per dieną. Man reikia grįžti į nederį. Jeigu net jie... Kaip jie duhai. Va, jeigu ne šitis laimė, kaip jie tenai. Ai, magma kiubai. Aš būčiau nužudęs endermeną laisvai. Dar zaibys paskėšiu nulavus. Jaus. Sudegiau. Ok, man atrodo, mano lūtas taip dispagnins. Bet man nebus taip sad, kad aš miriau, nes čia neįmanoma tiesiog to endermeno buvo išmušti, nes aš išėjau, žinot, kaip išeini ir ten nori critical hit padėti, aš norėjau. Kaip man buvo 2 gyvybės, aš pradėjau nerimauti. Ok, taip ir per hardcore, man. Kodėl aš vapšė per hardcore nebėgau nuo to vardieno, kaip jisai buvo įkalintas. Aš nežinau, neklauskit mane, aš nuo tų gamyrį tada norėjau. Aš norėjau tą vardieną pasižiūrėti, ar tikrai dylina iš 2 šotų, ar aš jį tikrai paimsiu ir nepaimę. Aš nemanau, ar būtų veikia paimti vardieną iš 2 šotų, nes man labai melavo. Bet aš pasiekiau, jūs nuspręskit, ar aš daug pasiekiau, ar labai mažai pasiekiau. Leidžiu jums nuspręs per hardcore. Per šičia to aš visai normaliai pasiekiau. Pirmas hardcore, ten, kur išgyvenau, tai aš manau,
Ne. Susiunčiam. Labas, draugėlį, aš jau tavęs nebebijau, nes iškovoju. Aš žinau, kad aš nebeišgriausiu to bloko. Žinau, kad su Eksu labai nesmagu daužyti. O, pagavau pirmą enderpeelą. Į vėl jisai lyvino, bet tai prisijungs. Nope, prašau, ne. Aš ką sakiau, kad prisijungs. Jie būtų debiliukai, nedėliai. Kur mano kelnės? Kur mano legends? Ne. Kur mano kelnės? Ne, aš be reikalo tą padariau. O, gal ir su reikalu. Gerai, jis per daug dylino be kelnių, kaip esu. Oh my god, bent aš turėsiu tokį bloką, kurio gal nenoriu. Nebent susilptakšu. Ką višta nedėlį daro, aš nenusižiūrėjau, nes aš pastačiau labai tinkamą vietą portalo, labai. Aš norėjau mesti enderpeelą, bet aš pamačiau, kad čia aplinkui lava, dėl to nejaučiu. Opa, tas gerai. Aš tada su kauptuku galiu padaryti. Jeigu aš šitą serverį pastoviai žaisiu bent 10 epizodų ištversiu, tai aš tikrai Zeniui duosiu respektą, kad jis... Aš manau, galiu pradėti bent su Ancient Debris. Pradėti jau, aš galiu, manau, nueiti ir vieną lovą bandyti susprogdinti ir gal gausiu Ancient Debris. Gal, čia tik gal, aš nepašau, bet gal ir gausiu. Kodėl aš tą visą lauką padariau taip? Nes aš turiu čia ką pasodinti, aš turiu ten ką pasodinti. Mano bloką beveik užaugo ir aš ten pasodinti. Zenius left the game. Why? Aš sau ramiai čia. Ir aš dar nepasakiau, bet Zeniaus yra tas... Gal ir matas būtų pridėtas. Nu tas matas, kuris su juo ten hardcore serijas dariau. Kur prisikeliam viską, bet mes ten nečytinam, nieko neįsijauskit. Kodėl jie vis lyvina? Ar jie miršta? Jie mano pagalbos taip dabar reikia, nes aš visai neblogas gameris. Jie labai neblogas. Hardcore taip žiauriai mirt nu gėda turėtų būti, bet man negėda, nes kodėl turėtų... Manau, aš ką dabar galiu padaryti, tai... Ateikit karvytės, aš jūsų brydinsiu tave su tavim pavyzdžiui. Man padarykit vaikų. Let's go! Zenius tik servė. Tarkim, arba jie patys ieško Ancient Debris. Ir jie ieško ant full armor, aš tikrai norėsiu bent vieną surasti Ancient Debris. Aš nežinau dėl ko tik vieną, aš įsidėsiu reikalingą lootą į chestą. Viską susidėsiu įskyrus to, ką nenoriu, tą, ką noriu prarasti. Ta, ko man negaila, sakyčiau. Tai man negaila. Man gaila labai tų pagaliukų, man labai jų gaila, nes aš gal pasimsiu šitą bėdą ir šitą bėdą. Ir 14 lygyje aš žinau, kad daugiausiai spalinamas, nieks dabar manęs nebeapgaus daugiau ir daugiau pasistengsiu nenumirti šitam serverį, nes jau pažiūrim, kiek aš mirčių turiu. Planetą jau kažkur. Stats. Ir kiek aš pragėmino laiko, jeigu čia Breed Animals One. Jeigu čia rodo, kiek aš pražaidžiu laiko, tai turėtų gal nurodyti. 12 blast formų. Jump. Aš žaidžiu 2 valandas. Jau šitą. Ir čia nerodo mirties turim. Tai čia man atrodo tik Zeniui rodo per Eternos mirtį. Reikės paklausti, kiek aš kartų numiriau šito serverio. Tai tas visai blogai, nes aš dabar negaliu jums parodyti, kiek Zenius numirė, kiek aš numiriau. Bet dabar man atrodo, žinau, kas daugiausiai numiręs. Tai
esu aš, nes aš gal 5-6 kartus miręs ir tik 2-3. Bet sujunginėjai servo ir kodėl aš su Zenium likau, nes man atrodo Polo reikia kažkur išvaryti, nežinau, taip spėju. Aš gal čia kažkur pamaininsiu su savo kod pikeksu. Aišku, pigmenį nenoriu žudyti, bet gerai, aš čia galėsiu atėti, kai bus 30 lygis iš šitos kasyklos. Man kaip reikės, tiksliai man koordinačių nerodo, tai blogai. Oh my god, oh my god. Gerai, aš gal čia padėsiu bėdą, sakyčiau. Ir gal rytoj padarysiu antrą epizodą, kaip su Matu žaidžiau hardcore. Polo joinę. Oh my god, 0 netherite. Šiaip gerai. Nes man nereikia šiaip. Kaip aš per hardcore, kaip ieškosiu, jeigu aš dar daeisiu. Nes aš taip nemanau, kad aš, jeigu antrą pasartinsiu, aš labai gerai numirsiu, nes taip jau vieną kartą buvo. Aš turėjau gal ant TikToko, aš labai TikTok'e keldavau Minecraft'ą. Polo teleportų Zenius. Let's go. Ne, aš radau 2 netherite'us. Ar vieną? Man matau, kad 2 netherite. Let's go. Oh my god. Eik iš čia. Aš jam parašiau, jeigu einas iš čia, man jo nėra įdomus, ne kiek. Ne biškus man įdomus. Pasakyk, kad nesudegi. Kas tik nesudegi, tik pasakyk, kad nesudegi mano diamantinis pikeksas. Zenius teleportų plovų. Ar jie mane bandys sumušt? Ar mes visi kartu gyvensim? Nes jis nusiteleportavo pas Polo, Zenius nusiteleportavo. Aš tikrai nenoriu su jais gyventi. Man net nepatinka su jais gyventi. Per daug kušių. Let's go, diamantinis pikeksas nesudegi, hebra. Hebra, diamantinis pikeksas, mano nesudegi. Oh my god, ne, aš maisto neturiu. Mano maistas sudegė. Ne, tik ne bulvės. Ir ne bulvinė blynai. Jeigu nemėgstat bulvinių blynų, sakykit, aš jūs debilas palaikysiu. Bet radom netherite'ų. Dėl to tai aš nesusėdu. Hidden Endedras. Aš realiai pirmą kartą taip darau, kad aš tiesiog randu. Šiaip aš ant hardcore taip nerizikuosiu, man atrodo. Jeigu aš sakau, aš išgyvensiu iki bent Iron seto, nes aš gali būti, kad aš per patį pirmą epizodą numirsiu, nes man atrodo, aš pasidarysiu geresnę versiją, tai man vapšė aš kelnių neturėjau, dabar neturiu net chestplate'o, vapšė aš net maisto neturiu, kurio aš labai daug turėjau. Vapšė aš nieko neturiu. Zenius, okei. Gal prisijungs, aš nežinau, ką jie daro, kad jie vis atsijunginėja ir kad jie vis mirinėja. Oh my god, ne, su netherite'u. Bent tas gerai, kad netherite'as nedega. Atsitrauk tu į šoną. Ne, jis mane one-shotų paims. Aš to labiausiai ir bijau. Greičiau teleportuok mane, va. Jie kažkur į tą pusę nubėgo, tai aš pabandysiu bėgti irgi į tą pusę, gal jie čia kažkur ir bus įsikūrę. Tarkim, man to liko, jo Polo tik tai liko, jeigu Polo išės, tai aš su jumis. Aš turiu netherite'o, hebra, man pasisekė, man per daug pasisekė.
Man jūsų atsiprašau karvės, kiekviena karvė, aš jūsų labai atsiprašau. Aš ir jūsų turiu, tai man nereikia. Opa, bėk, jo, bėgti. Nebebėk, aš pajuokavau. Aš sugalėjau šitą kiaulę nužudyti, visai neatsisakysiu. Jeigu aš nerasiu bent kokio lūto pas save, aš nušausiu ryt mokykloje tą čiūvą, kurį žaidžia, tai yra Polo arba Zemi. Nes juos, jie abudu atsitelepo. Man atrodo, aš per šitą servą daugiausiai tai tikrai miręs. Nes aš per šitą servą galiu kiek noriu rizikuoti ant hardcore, tai aš negalėsiu nueiti ten per 2 epizodus, jau aš turėsiu full netherite šarvus, ne? To nebus. Aš, man atrodo, užsižymėsiu, kad tikrai aš ten, man atrodo, atsargiau žaisiu jau šį kartą per tą hardcore. Ir dar kažkaip aš nulygavau odos. Ir pas mane, aišku, pareina tas geras. Tas gerai, kad aš visai... Kas man dėjo? Gerai, kad aš visai blokų turiu, sakyčiau. Ok, tarkim. Kodėl čytino aš negaliu? Gerai, jisai leftino. Aš gal dar biškį ir pažaisiu. Nes jisai leftino. Jo, man atrodo, kitą epizodą aš padarysiu enchanted table. Jisai prisidžionino. Jie lyvina ir prisidžionino, man tas ir nelaikas. Išėk, aš matau, miegot. Spėti, tu, aš nesuprantu, kodėl jie čytina. Left again. Manau, bus tiek su jumis Martynas. Jeigu norite kito video šito serverio, tai surinkam nežinau kiek laiko, tai davai.